Sveiki, dabar aš darysiu makiažą brandaus amžiaus save mylinčiai moteriai. Turbūt žinote, kad su amžium oda praranda drėgmę, dėl to prieš darant makiažą būtinai nepamirškite veido odą gerai sudrėkinti. Ir šį kartą kaip makiažo pagrindą aš renkuosi H Renew. H Renew makiažo pagrindas padės jums atrodyti jaunesnioms net iki 5 metų. Smulkios raukšlelės taps mažiau pastebimos ir oda bus lygiai bei švytinti. Jeigu reikia, mes tiesiog šiek tiek pamaskuojam veido odą. Ir vėl viską lengvai užfiksuojam lengvu sausos pudros sluoksniu. Atskleisiu jų mažą paslaptį. Sausa pudra neskubėkite tepti savo paakių, dėl to, kad smulkios juoko raukšlelės netaptų ryškesnės. Jeigu oda jūsų nėra labai riebi, tiesiog sausos pudros mes galim beveik visai dėti po akim, kad žvilgesys optiškai labiau palygintų. Kadangi šiandien mano kėdėje sėdi šviesiaplaukė moteris, aš makiažui parinksiu labiau žemės tono atspalvius. Šiek tiek lengvai uždedam skaistalu. Judančią akies dalį lengvai padažom geltoną spalvą. O akies linkį spalvinam rudai. Svarbiausia nenaudoti per daug dažų. Mums reikia gražiai įrėminti akį. Todėl yra vienas paprastas būdas, kaip tai galime padaryti. Žiūrime veidrodį tiesiai. Tiesiog šepetėliu mes užfiksuojam iškiliausią voko dalį. Akis atrodys optiškai atsimerkus. Aš esu pastebėjęs, kad daug kas daro vieną klaidą. Ima tiesiog viena spalva ir tepa visą voką. Bet rezultate gaunasi, kad visa judanti dalis yra nutepta tamsiai, o žiūrint tiesiai nėra taisyklingai išryškinta akies forma, dėl to gaunasi optiškai akis labiau iškritusios. Todėl yra daug patogiau, nežinant, kurią vietą būtent ryškinti, žiūrėti į save tiesiai veidrodį, tada mes matom, kurią vietą reikia akcentuoti. Yra keli variantai, kaip galima dažyti akis. Jeigu jūs norite pasidaryti dienos makiažą, tiesiog galima išformavus akis šešėliais paryškinti blakstienas. Jeigu jūs darotės vakarinį makiažą, galite akis paryškinti akių pieštuku arba skystu akių pravedimu. Šį kartą aš pasirinksiu juodą akių pieštuką. Kadangi aš nenoriu padaryti storos pieštuko linijos prie blakstienų, todėl tik šiek tiek pieštuką brūkštelėjau ir išretušuosiu teptuku. Lygiai tą patį mes padarom ir akių apačioje. Lengvai apvedžiau pusę viršutinio voko, tą patį padarau ir su apatiniu voku, nuo išorės iki vidurio. Nepastebimai lengvai išretušuojant, tiesiog šiek tiek paryškinant. Labai svarbu yra nepamiršti suteikti antakiam tinkamą formą, kad akis neatrodytų pavargusios. Aš jums patarčiau šiek tiek ryškinant antakius pradėti ryškinti ne visus antakių plaukus, bet tiesiog paviršių. Taip optiškai antakis šiek tiek pasikelia. Blakstienas ryškinsiu naujuoju Experience blakstienų tušu, tik šį kartą renkuosi ne juodą, o rudą. Aš esu pastebėjęs, kad vyresnio amžiaus moteris ypatingai labai mėgsta gausiai dažyti blakstienas. Todėl noriu akcentuoti, kad jeigu moteris yra tamsiaplaukė, tai juodas tušas labai gerai tinka. O jeigu moteris yra šviesi, galima rinktis ir rudą tušą dienai, dėl to, kad akis tiesiog gali būti šiek tiek pavargusi, nes per daug juodų tušų pridažytos blakstienos šviesių plaukų moteriai atrodo
kartais šiek tiek per daug nenatūraliai. Lūpas neryškiai padažysiu naujojo Experience lūpų balzamu. Mūsų makiažas baigtas.